1939 Liepos 9 dieną prie Laukuvos buvo neįprastai daug žmonių. Buvo sekmadienis, bet šįkart žemaičiai rinkosi ne dėl religinių priežasčių ar vasarinių žemės ūkio darbų. Aplinkinių kaimų gyventojai skubėjo susitikti su pačiu Antanu Smetona. Progų pamatyti judant ir kalbantį prezidentą laikais prieš televiziją buvo labai mažai. Tačiau žmonės kartu šventė ir ypatingą progą. Smetona atvyko daryti Žemaičių plentą. Tai yra Lietuvai ypatingai svarbi transporto arterija, kuri Žemaitiją priartino prie laikinosios sostinės Kauno, o Kauną prie Baltijos jūros. Tik įdomu, kokiu greičiu tada buvo leidžiama lėkti. Tarpukaris Lietuvai buvo labai įdomus laikas dėl daugybės priežasčių. Tai pirmosios Respublikos gyvavimo metai, kai Lietuvai teko ir ginti nepriklausomybę, ir mokytis būti laisvai. Tas laikas taip pat sutapo su sparčia technologijų ir, žinoma, automobilių pažanga. Kaune jau veikė ne viena automobilio atstovybė, susibūrė automobilių klubas, buvo organizuojamos lenktynės, įvairūs renginiai, žygiai aplink Lietuvą, o laikraščiuose po truputį ėmė atsirasti ir naudotų automobilių skelbimų. Po truputį gerėjančiais keliais dalinosi ir naujus, moderniškos, burzgiančios transporto priemonės ir arklių traukiami vežimai, kurių, reikia pripažinti, buvo žymiai daugiau. Reikėjo aiškių taisyklių, kurios leistų ir džiaugtis, ir efektyviai naudotis greitėjančiais automobiliais ir gerėjančiais keliais. Ir tos taisyklės tarpukario laikais buvo gana dažnai atnaujinamos. Tai pasukime šiek tiek į praeitį ir pažiūrėkime, kokiu greičiu buvo leidžiama važinėti tarpukario Lietuvoje. Sveiki, su jumis tinklalaidė Permanent Mazgas ir aš Nodum LT autorius Povilas Mažeika. Nuo mažens labai domiuosi istorija ir technika, aišku, ir automobiliais. Šias man įdomias temas labai gerai apjungia tarpukario laikotarpis, tarpukario istorija, nes tuo metu Lietuva labai sparčiai vystėsi ir automobiliai labai sparčiai vystėsi. Lietuva tais laikais labai daug investavo į kelius, kuriais, aišku, dalinosi labai įvairios transporto priemonės. Tai yra autobusai, automobiliai, sunkvežimiai, motociklai, dviračiai ir arklių traukiami vežimai, kurių buvo daug daugiau. Su laiku automobiliai gerėjo, greitėjo, jų daugėjo, buvo vystomi kelių tinklai. Todėl ir kelių eismo taisyklės buvo gana dažnai atnaujinamos. Jos turėjo tiesiog visą laiką būti atnaujinamas, kad atspindėtų tuos technologinius pokyčius, tas besikeičiančią transporto realybę. Leistinas greitis, mano manimu, yra gera tų pokyčių iliustracija ir man pačiam tai yra įdomu ir aš noriu tuo smalsumu pasidalinti su jumis, Nodum LT skaitytojais ir Permanent Mazgo klausytojais. Bet prieš tai pakviesiu jūs užsukti į šio įrašo aprašymą, kur rasite kelias aktualias nuorodas. Tai yra nuorodos į Nodum LT socialinius tinklus, kur galite sekti Nodum LT ir pasisemti labai daug įvairaus turinio apie techniką ir daiktus. Taip pat kelius rekomenduojamus straipsnius ir ten taip pat rasite nuorodą į Nodum LT Contribui puslapį, kur galite tapti šios tinklalaidės ir Nodum LT svetainės rėmėjais. Ačiū visiems, kurie remiate, kurie skaitote, kurie klausote, kurie komentuojate, girite, peikite ir taip toliau. Labai vertinu jūsų tą grįžtamąjį ryšį ir tikiuosi, kad jo ateityje bus vis daugiau ir kad, Nodum LT auditorija nenustos augti. Tai perškime prie mūsų šiandienos temos, tai yra prie to greičio, kurį buvo galima legaliai išvystyti tarpukario Lietuvos keliuose. Aš jau kelis kartus paminėjau tokį terminą Pirmoji Respublika. Tai yra terminas apibūdinantis tą nepriklausomos Lietuvos gyvavimo laikotarpį nuo 1918 iki 1940 metų. Tuo metu Lietuva buvo nepriklausoma, tas laikotarpis dažnai istorijoje vadinamas Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu. Lietuva tuomet buvo nepriklausoma tik 22 metus. Bet tas laikas yra tiesiog pilnas istorijos, todėl nuoširdžiai norėčiau paskatinti jūs daugiau skaityti apie tarpukario Lietuvą ir galbūt pabandyti suprasti tų laikų pažangą ir paklydimus. Galite tiesiog pabandyti pasisemti stiprybės iš tos istorijos, kaip mes, kaip lietuviai, privalome daryti. Labai įdomu skaityti tų laikų laikraščius, kurie yra labai lengvai prieinami internete, bet aišku, kaip jums įdomiau domėtis tą istoriją, taip jūs ir darykite. Aš manau, kad ne vieną kartą darysiu Permanent Mazgo laidą apie būtent tarpukario Lietuvos gyvavimą ir skirtingus to laikotarpio vystymosi aspektus. Tuo metu buvo labai daug visko, ir demokratijos pergalių, ir perversmų bandymų, ir nepriklausomybės kovų, ir didžių pasiekimų, ir didžių pralaimėjimų, ir Vilniaus krašto praradimas, ir Klaipėdos krašto atgavimas. Tačiau jeigu tą tarpukario Lietuvos laikotarpį pažiūrėtumėm iš
globalios perspektyvos, šiek tiek iš toliau, ta naujai atsivėrusi, naujai išsilaisvinusi Lietuva vystėsi pasaulyje, kuriame sparčiai vystėsi kai kurios technologijos. Pavyzdžiui, lėktuvai. Daugelis žino, kad tarpukario Lietuvoje veikia labai aktyvi aviatorių bendruomenė. Buvo vystoma karo aviacija, rengtos šventės, akrobatiniai pasirodymai, žygiai, kurti inovatyvūs nauji lietuviški lėktuvai. Tikrai žinote Dariaus ir Girėno istoriją, tikriausiai žinote Antano Gustaičio Anbo lėktuvus. Tiesiog buvo labai daug visko. Aviacija buvo labai svarbi Lietuvos gyvavimo sritis. Spaudoje buvo labai daug pranešimų apie aviaciją. Todėl lengva pamiršti, kad tuo metu, kai virš Kauno kilpas piešė tie įspūdingi Lietuvoje pagaminti lėktuvai, pats lėktuvas, kaip mašina, kaip išradimas, buvo visai naujas, jaunas dalykas. Broliai Raitai šiaip netai pirmą kartą pakilo tik 1903 metų pabaigoje. Taigi, kai Lietuva tapo nepriklausoma, pats lėktuvas buvo vos 14 metų amžiaus. Vos 14 metų amžiaus išradimas, tai yra daugelis tų aviatorių, tų didžių garsių Lietuvos aviatorių gimė ir užaugo laikais, kai lėktuvų nebuvo. Tai buvo tokio naujumo išradimas. Aišku, šioje laidoje mus labiau domina automobiliai ir jų paplitimas, bet ir automobilis su vidaus degimo varikliu buvo visai jaunas išradimas. Karlo Benzo sukurtas Benz Patent Motorwagen, labai geras pavadinimas, tai yra buvo pirmasis praktiškas automobilis su vidaus degimo varikliu, buvo išrastas tik 1886 metais. Taigi, kai Lietuva tapo nepriklausoma tais 18 metais, automobilis su vidaus degimo varikliu buvo vos 32 metų senumo išradimas. Vos 32 metų senumo. Jeigu pabandytume tuos 32 metus perkelti į mūsų laikus, tai galite įsivaizduoti, kad 1994 Audi A4, pirmos kartos Audi A4 yra pirmasis automobilis. Tiesiog įsivaizduokite, kad nieko anksčiau nebuvo. Pamirškite visus anksčiau gamintus automobilius. Audi A4, pirmos kartos Audi A4 yra pirmasis automobilis. Tai netgi sunku įsivaizduoti, bet tais tarpukario laikais, kai Lietuva vystėsi, augo, buvo nepriklausoma, automobilis buvo tokio naujumo išradimas. Tokio naujumo. Bet jeigu pažiūrėtume šiek tiek rimčiau, tai ne tas Benzo automobilis pakeitė asmeninį transportą. Jis buvo, aišku, labai reikšmingas, bet ne jis pakeitė tuos mūsų keliavimo būdus. Tai atliko pirmasis iš tikrųjų masinės gamybos automobilis, tai yra Ford Model T. Ford Model T gamyba prasidėjo 1908 metais. Be to, ji masinė tapo tik 1913 metais. Bet netgi paimkime tą pradžios datą, tai yra 1908. Tai reiškia, kad kai Lietuva tapo nepriklausoma, Ford Model T, tas nepaprastai reikšmingas automobilis, buvo vos 10 metų senumo. Vos 10 metų senumo. Be to Ford Model T dar buvo gaminamas iki 1927. Tai yra praktiškai iki tuo pirmos Respublikos gyvavimo vidurio. Taigi, automobilis kaip asmeninio transporto priemonė tuo metu, galima sakyti, buvo kūdikystės stadijoje. Dažnai pabrėžima, kad Lietuvoje buvo nedaug automobilių, kad Lietuva nebuvo šioje srityje išsivysčiusi valstybė, bet automobilių apskritai nebuvo labai daug. Automobiliai buvo kūdikystės stadijoje. Bet šiek tiek pereikime prie pagrindinės mūsų temos, tai yra prie greičio. Standartinio 1919 Ford Model T maksimalus greitis buvo apie 68 km/h. Buvo būdų jį paskubinti, bet turint omeny tų laikų kelius ir tai, kad tas automobilis nešiojo medinius ratus, netgi tas 68 km/h greitis buvo sunkiai ir galbūt pavojingai pasiekiamas. Aišku, Ford Model T netgi tais laikais nebuvo greičiausias automobilis pasaulyje, bet suprantate, ką turiu omenyje. Tiesiog automobiliai buvo lėti. Bet to, tokiu greičiu važiuoti daug kur buvo nelegalu. Tai ir pakalbėkime apie maksimalų greitį, kurį buvo galima legaliai išvystyti tarpukario Lietuvoje. Radau kelis šaltinius, kurie padeda jį apibūdinti skirtingais pirmosios Respublikos gyvavimo momentais. Aš pasirinkau 3 tokius taškus laiko juostoje, kad per juos apibūdinčiau, kaip keitėsi tas maksimalus leisnas greitis ir, kokiu greičiu buvo galima lėkti skirtingais tos istorijos momentais. Pirmasis šaltinis tai 1919 instrukcijos karo šoferiams. Karo šoferiams, bet tame leidinyje nurodomas greitis atspindi ir civiliams taikytus
ribojimus. Antras šaltinis – 29-ųjų šoferiams reikalingas įstatymas ir taisyklės. Trečiasis – 40-ųjų judėjimo tvarkos taisyklės. Pastarąjį leidinį beje aš turiu savo asmeninėje kolekcijoje, jis yra už manęs lentynoje. Kitų dviejų kopijas aš turiu skaitmeninėme formate. Jūs taip pat galite atrasti tas knygelės internete ir jas paskaityti. Ten labai yra daug įdomios informacijos, ne tik greitis. Taigi tas pirmasis mūsų skaičius, pirmasis momentas yra 19. Tais 1919 automobiliai Lietuvoje mieste negalėjo viršyti 20 km/h greičiu. Užmiestyje jie turėjo riedėti iki 50 km/h greičiu. Taisyklėse taip pat buvo pabrėžima, kad vairuotojai privalo sumažinti greitį sankryžose, tankiai apgyvendintose vietose, prie namų, esant prastam matomumui, pervažuose ir įvažiuodami į pagrindinį kelią. Labai įdomu ir tai, kaip ta kalba atrodė tose taisyklėse. Cituoju. Automobilio eisena sumažinama iki žmogaus eisenos, išvažiuojant iš skersgatvių didelėn gatvėn, išvažiuojant ar įvažiuojant pro vartus, pravažiuojant žmonių minią. Citatos pabaiga. Tai nėra jokio apibrėžtumo, jokių aiškių kriterijų, nieko panašaus. Tiesiog automobilio eisena sumažinama iki žmogaus eisenos. Iš tikrųjų gali būti, kad žmonės tais laikais dar labai bijojo tų automobilių, nes jie, kaip atrodė, lėkė labai greitai, todėl buvo prašoma, kad jie sulėtintų važiuodami pro žmonės ir pro žmonių namus. Avarijos buvo labai skaudžios ir tiesiog pėsčiųjų susidūrimai su lengvais automobiliais dažniausiai baigdavosi tragiškai, todėl buvo prašoma tiesiog vengti didesnio greičio ir visada sulėtinti važiuojant pro žmonės. Bet tie 19 greičio ribojimai buvo gana slidus, nes policija neturėjo jokių priemonių tam greičiui išmatuoti. Dažniausiai greitis buvo matuojamas chronometrais, tai yra buvo pažymima kelio atkarpa, žinant jos ilgį, buvo matuojama, kada automobilis įvažiuoja į tą atkarpą ir kada iš jos išvažiuoja ir pagal laiką, kurį jis užtruko toje atkarpoje, buvo skaičiuojama, kokiu greičiu jis važiavo. Ne visi automobiliai tais laikais turėjo spidometrus, todėl vairuotojas turėjo pajausti, kad artėja prie to maksimalaus leistino greičio. Kita vertus, dėl kelių būklės ir objektyvių tų automobilių trūkumų, įskaitant medinius ratus, ypač lyginant su vėlesnėmis mašinomis, viršijančių greitį tikrai nebuvo daug, bet automobilių nebuvo daug. Įdomu, kad 19 metai pasaulinėje perspektyvoje yra šiek tiek kitokie. Automobilių lenktynės jau vyko ir jau buvo tradicinių automobilių lenktynių. Tiesa, neseniai buvo pasibaigęs pirmasis pasaulinis karas ir po to atsigaunantys automobilių gamintojai dar negalėjo visiškai pasinerti į tą automobilių sportą, todėl lenktynės dar nebuvo tokios labai dažnos ir populiarios kaip šiek tiek vėliau, bet kelios didelės lenktynės tikrai vyko ir mūsų atveju jos yra įdomios dėl to, kad galime pažiūrėti, kokį greitį tais laikais išvystydavo sportiniai automobiliai, kai jiems buvo leidžiama paspausti. Štai 19 lapkričio 23 dieną Italijoje įvyko jau 10-osios Targa Florio lenktynės. Labai garsios, prestižinės Targa Florio lenktynės. Jas laimėjo Peugeot L25 vairavęs André Boilo. 430 km distanciją jis įveikė per 7 valandas ir 51 minutę. Aišku, jis važiavo ne visą šį laiką, buvo pauzių, tikriausiai reikėjo pamaitinti ir pailsinti automobilį, tikriausiai ir pačiam Andrė reikėjo pailsėti nuo to triukšmų ir labai sudėtingos trasos. Bet jeigu pasitelktume matematiką, labai panašu, kad palaikydami vidutinį 55 km/h greitį, jūs tas lenktynės laimėtumėte. Tiesiog laikai buvo kiti ir greičiai buvo kiti ir kalbame apie sportinius automobilius, bet netgi toks greitis tuo metu buvo sunkiai pasiekiamas netgi sportinėje situacijoje. Taigi, pasikartokime, 19 metais automobiliai mieste Lietuvoje negalėjo viršti 20 km/h, o užmiestyje turėjo riedėti iki 50 km/h greičiu. Tuomet peršokime 10 metų į priekį į 1929. Tais laikais Lietuvos miestuose lengvieji automobiliai ir motociklai jau galėjo pasiekti 35 km/h greitį, o užmiestyje buvo galima lėkti iki 70 km/h greičiu. Taigi per 10 metų maksimalus leistinas greitis mieste pakilo per 15, o užmiestyje per 20 km/h. Įdomu, kad tuose taisyklėse pabrėžiama, kad tas greitis taikytas ir taksi.
Ir taksi turėjo važiuoti iki 35 km/h greičiu mieste ir iki 70 km/h užmiestyje. Na, taksi jau buvo įprasta miesto gyvenimo dalis ir buvo norma pabrėžti, kad ir taksi automobiliai vežantis keleivius turi laikytis to maksimalaus leistino greičio. Tuo metu jau laikai buvo, tokie sudėtingi. Automobilių buvo žymiai daugiau, spaudoje jau buvo nemažai automobilių reklamų, Lietuva neturėjo Vilniaus krašto, bet aišku, Kaune jau veikia ne viena automobilių atstovybė. Beje, tais 29 metais maksimalus leidžiamas autobusų ir sunkvežimių greitis priklausė nuo maksimalaus leidžiamo krovinio svorio, kaip tuomet buvo sakoma, pakeliamo svarumo ir net padangų tipo. Mat tuo metu nemaža dalis sunkiojo transporto vis dar važinėjo gumos masės padangomis. Jeigu nežinote, šiais laikais visi lengvieji automobiliai, sunkvežimiai ir autobusai važiuoja su pneumatinėmis, tai yra pripučiamomis padangomis. Tačiau kadaise daug sunkvežimių ir autobusų ir kai kurie lengvieji automobiliai važinėjo gumos masės padangomis, tai yra tokiamis, kurios yra vientisos, jos nėra pripučiamos, jose nėra oro, tai yra tiesiog vientisa gumos tokia spurga, kuri, dėvisi šiek tiek kitaip, yra sunkesnė ir kitaip apkrauna automobilį, bet, tokių automobilių tikrai buvo, ypač buvo daug tokių sunkvežimių ir autobusų ir jiems buvo taikomi kitokie greičio ribojimai. Pavyzdžiui, su pneumatinėmis, tai yra pripučiamomis padangomis, lengvasis sunkvežimis galintis pavežti iki 3 tonų svorio, galėjo bėgėtis iki 35 km/h greičio bet kur, mieste ir užmiestyje nesvarbu, iki 35 km/h. Toks pats sunkvežimis su gumos masės padangomis jau turėjo laikytis iki 30 km/h greičio, jau 5 km/h lėčiau. Lengvųjų autobusų greitis atitinkamai buvo ribojamas iki 40 km/h su pneumatinėmis ir iki 40 km/h su gumos masės padangomis. Patys sunkiausi sunkvežimiai, galintys pavežti nuo 8 iki 10 tonų, turėjo neviršti 20 km/h greičio su pneumatinėmis ir vos 10 km/h greičio su gumos masės padangomis. Dabar net sunku įsivaizduoti užmiestyje vos 10 km/h greičiu riedantį sunkvežimį, bet tai buvo tų 29 metų realybė. Tiesiog tokios sunkios mašinos tais laikais, sunkiai tvarkėsi su savo svoriu ir tas svoris ir tokios padangos labai stipriai apkraudavo stabdžių sistemas ir todėl tas greitis buvo ribojamas daug stipriau. Atitinkamai sunkiausi autobusai negalėjo lėkti greičiau nei 25 ar 15 km/h greičiu priklausomai nuo to, kokias padangas nešiojo. Beje, verta paminėti, kad greičio supratimas tais laikais buvo visiškai kitoks. Jei dabar 90 km/h greitis užmiestyje atrodo įprastas ar netgi kartais lėtas, tais laikais dėl mašinų galimybių ir kelių tinklų ir eismo taisyklių toks greitis atrodė kone neįsivaizduojamas. Pavyzdžiui, 36 Liepos 9 dieną prie Alytaus įvyko labai šiurpi avarija. Nuo kelio nulėkė cirko sunkvežimis su butaforėmis ir 23 žmonėmis. Vėliau Lietuvos žinios rašė, kad sunkvežimio galiniai ratai tuomet buvo sugedę ir jis nuokalnėje išvystė net 80 km/h greitį. Tie 80 km/h buvo labai pabrėžimas toks kartojimas ir toks šiurpą keliantis skaičius, kurį žurnalistai labai mėgo dėl to, kad jis kėlė šiurpą skaitytojams. 80 km/h greitis buvo tiesiog milžiniškas, neįsivaizduojamas. Pati avarija buvo aišku siaubinga, nes sunkvežimis nusirito nuo 6 metrų aukščio pylimo ir žuvo 4 žmonės. Dar keli buvo stipriai sužeisti ir Lietuva tą dieną neteko labai iškilių žmonių, kurie kūrė Lietuvos cirką ir buvo gana garsus. Ta avarija buvo iš tikrųjų siaubinga ir tie 80 km/h greitis tų laikų technikai ir tų laikų keliams tiesiog buvo labai, labai didelis. Taigi pasikartojama. 29 metais lengvieji automobiliai ir motociklai jau galėjo pasiekti 35 km/h greitį mieste ir 70 km/h greitį užmiestyje. Bet peršokime jau tą paskutinę mūsų stotelę šioje laidoje, tai yra 40 metus. Kaip žinote, 1940 metais Lietuva buvo okupuota. Ji neteko laisvės. Iš pradžių buvo okupuota sovietų, po to trumpai buvo okupuota vokiečių, tada vėl sovietų. Sovietų sąjungoje, Tarybų sąjungoje Lietuvoje išgyveno iki 90-ųjų metų.
Daug tos tarpukario atminties per tą laiką tiesiog pasimiršo arba buvo tyčia ištrinta, bet tiesiog pasimiršo, nes keitėsi žmonės, mirė žmonės, keitėsi kartos. Todėl labai smagu, kad tie skaičiai, kelių eismo taisyklės buvo išsaugotos tose knygelės. Būtent 40-aisiais galiojusios kelių eismo taisyklės nepriklausomai Lietuvai buvo paskutinės, nes po to Lietuva neteko nepriklausomybės. Aš savo antikvarinių knygų kolekcijoje turiu būtent 40-ųjų judėjimo tvarkos taisyklės, kurios, galima sakyti, atspindi maksimalų greitį, koks tik laisvos Lietuvos keliuose buvo pasiekiamas. Čia verta vėl prisiminti Žemaičių plentą. Šis Lietuvai ypatingai svarbus kelias buvo atidarytas 39 metų vasarą. Tai yra pirmasis būtent automobiliams nutiestas kelias Lietuvoje, nes visi ankstesni keliai buvo statomi dar galvojant apie arklių traukiamą transportą. Kodėl tai svarbu? Žemaičių plento vingiai ir posūkiai buvo formuojami taip, kad automobiliai jais galėtų lėkti saugiai ir efektyviai. Ir greitai. Tai yra per daug nestabdydami, bet tuo pačiu ir neišlėkdami prieš priešinio eismo juostą. Žemaičių plentas tam tikra prasme buvo pirmasis Lietuvos greitkelis. Žinau, kad dabar tai atrodo kažkiek keistai, nes ta Žemaičių plentas yra gana siauras, bet tiems laikams tai buvo greitkelis, tai buvo kelias, kuriuo greitai galima pasiekti vakarų Lietuvą iš sostinės Kauno. Todėl, tikrai įdomu pažiūrėti, koks greitis buvo leidžiamas tais laikais. Leidžiamas greitis 40 metais lengviesiams automobiliams ir motociklams buvo 40 km/h mieste ir neribojamas užmiestyje. Pasikartosiu, 40 km/h mieste ir neribojamas užmiestyje. Ir tai yra faktas, kuris iš tikrųjų gali ir turi nustebinti. Vienu metu Lietuvoje greitis užmiestyje buvo neribojamas. Tiesiog autobanas visur išvažiavus iš miesto. O juk buvo automobilių, kurie galėjo išvystyti gana didelį greitį. Tarkim, 100-140 km/h greitį. Pavyzdžiui, 39 metų BMW 335 išvystė net 145 km/h greitį. Bet iš tikrųjų yra ne visai taip. Tiesiog tais laikais, tuo metu, tame mažyčiame Lietuvos gyvenimo laikotarpyje nebuvo vieno konkretaus ribojimo visiems keliams. Kitaip tariant, nebuvo maksimalaus nacionalinio leistino greičio. Greitis atskiruose keliuose vis tiek buvo ribojamas, nes tai to reikalavo saugumas ir tiesiog sveikas protas. Tiesiog buvo statomi ženklai 70, 50 ir panašiai. Be to, įvykus avarijai, vairuotojo pasirinktas greitis vis tiek buvo vertinamas kaip saugus arba nesaugus, turint tuometinės priemonės ir tiesiog tų avarijos tyrėjų nuovoką. Taigi laikytis protingo maksimalaus greičio vis tiek buvo privaloma, net jeigu tokio nacionalinio vieno bendro ribojimo nebuvo. Nebuvo tik lengviesiams automobiliams ir motociklams beje. Autobusams ir sunkvežimiams greitis vis tiek buvo ribojamas. Tas sunkusis transportas 40 metais mieste galėjo išvystyti iki 40 km/h greitį ir iki 50 km/h greitį užmiestyje. Įdomu tai, kad ir lengvieji automobiliai ir motociklai, ir autobusai ir sunkvežimiai mieste turėjo važiuoti iki, laikytis to paties maksimalaus leistino 40 km/h greičio. Užmiestyje, aišku, jau automobiliai ir motociklai lėkė jau neribotų greičių. Aišku, vėlgi kaip juokiuosi, nes greitis buvo ribojamas atskiruose keliuose, o jau autobusai ir sunkvežimiai užmiestyje negalėjo viršyti 50 km/h greičių. Dar kartą priminsiu, kad šis leidinys Lietuvoje jau buvo paskutinis, nes Lietuva kaip nepriklausoma šalis nustojo egzistuoti. Todėl šioje knygelėje minimi jau tie maksimalūs paskutiniai nepriklausomos Lietuvos greičiai ir eismo, sakykime, standartai. Žinau, kad paminėjau labai daug skaičių šioje laidoje ir visus juos gali būti sunku atsiminti ir suprasti ir įvertinti vien iš klausos, todėl viską surašiau ir atskirame straipsnėje, kurį rasite Nuodų LT svetainėje. Nuorodo į jį yra aprašymė, kuriuose daug aktualių nuorodų. Beje, jei norite mano kolekcijoje esančias 400-ųjų judėjimo tvarkos taisyklės, galiu apžvelgti ir parodyti, galbūt atskirame video, parašykite komentaruose, jeigu toks turinys jūs domina. O šį kartą turbūt tiek.
Dar kartą raginu užsukti šio įrašo aprašymą ir primenu, kad turite galimybę remti Nuodų Malties svetainę ir šią tinklaladę Contribui. Ačiū, kad klausėte ir iki.